Švenčiant Joninių šventę prisimenu savo močiutę. Jinai žiūrėjo į nemuną, medžius, raistus. Ten čiobreliai žydi, kitos gėlės. Taip kvepia, taip gera. Ir vat sako, Dieve, Dieve, man jau greitai teks šį grožį palikti. Ne turtus, ne namus, bet būtent gamtos grožį. Nuo senų laikų Joninės išliko su visais savo papročiais labai ilgai. Vanduo yra svarbiausia dalis. Ji turi galią apvaisinti žemę bei gydyti, todėl išvakarėse žmonės maudydavosi bei maudydavo savo gyvulius, jog išliktų sveiki. Merginoms labai svarbu būdavo susirinkti pievose ir pinti vainikus. O kiek to juoko, kiek to smagumo. Na ir atėjus prie upelio visos jau sustoja, deda nupintus vainikus ir stebi, kurios vainikas pirmaus ir kuri, reiškias, jau tekės šiais metais. Būdavo, žmonės ieškodavo stebuklingų joninių daiktų, tokių kaip visiems žinoma paparčio žiedą, nešantį visažinystę. Jis būdavo saugomas piktų dvasių, kurios klaidindavo žmonės, todėl jį surasti žmogui yra sunku ir beveik neįmanoma. Na, o jau atėjus vėlyvam vakarui, visos apeigos vykdavo jau prie sukurto laužo labai gražioj vietoj. Ugnis turi būti švari, trinant medį ar įskeliant titnagų, kad paskui toji ugnis būtų žmonių nunešta pas save ir namuose vyrautų santarvė, ramybė. O jau prie laužo žmonės eidavo ratelius, giedodavo giesmes, šokdavo per ugnį ir jau po visų linksmybių visi tik aplink susėsdavo ir stebėdavo, kaip keliasi saulė naujai dienai.